sakom, kad mes iškartysim kuprines ir mes padarysim prevenciją ir jūsų vaiką apsaugosim, siunčia žinutę tėvam, kad už jūsų vaiko apsaugą nuo visų rizikinių veiksmų, nuo alkoholio, nuo tabako, nuo elektroninių cigarečių, nuo blogų kitų vaikų, turi apsaugoti mokykla ir policija. O jeigu policija pasirodo, tai ir mokykla jau galvoja, kad turbūt nebeturi čia vaidmens. Ir šita žinutė yra klaidinga, todėl šitas projektas, jis yra mažiukas. Jis sako, kad mes kaip valstybė sudarysim jums galimybę praleisti daugiau laiko su savo paaugliu, ateiti, pasibelsti jo duris, nes jis jau nebe tam amžiui, kai jis ateina ir ieško jūsų. Iki 10-12 metų jis bėgdavo pas jūs ir ieškodavo jūsų, dabar jūs turite eiti ir belstis į jo duris. Ir jūs turite dėti pastangas, kad sukurtumėt ryšį. Ir jeigu jūs to ryšio per paauglystę nepamesite, tai tai ir bus vienas didžiausių prevencinių apsauginių veiksnių. Tai tėvai ir jų vaidmuo prevencijos sudedamoji dalis yra pagrindinė, tiesiog kertinė. Kalbant apie Islandiją, dar noriu akcentuoti, kad kai Islandija pradėjo šitą modelį gyvendinti, 30% maždaug paauglių dar mažiau praleisdavo laiką savaitgaliai visą laiką, aš kalbu, su savo tėvais. Dabar 70%. Tai reiškia, kad žymiai daugiau nei pusė paauglių savaitgalį leidžia su tėvais. Tai va tokia yra realybė ir va tokia yra prevencija.